Šiandien žiniuose. Kokį sprendimą dėl Igno Vėgėlės priėmė advokatų garbės teismas? Valdantiesiems sutelkus visas įmanomas pajėgas ir atmetus visus opozicijos siūlymus šiaip netai priimtas kitų metų biudžetas. Seimui nesižvelgus į mokytojų reikalavimus dėl algų, Navickas tikisi prezidento veto. Raginama visuomenės vaiko teisių kontrolierė pradėjo tyrimą dėl viešumoje paplitusio įrašo su iš mamos grubiai paimamu vaiku. Navickienė atmeta kritiką dėl vaiko paėmimo, o vaiko teisių darbuotojų veiksmus kritikuojančiuosius kaltina populizmu. Kurlianskis, Masiulis ir Gapšys kalės Kaune, bet ne kartu. Kągi 1-0 advokatų garbės byloje Dobrovolskas sutapino prieš Vėgėlę. Advokatų garbės teismas nutraukė advokato Igno Vėgėlės drausmės bylą dėl jo viešų pasisakymų, nenustatęs, kad jais būtų pažeista profesinė etika. Drausmės byla deramo išsilavinimo dėja neturinčios dabartinės teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos iniciatyva advokatui Vėgėlei pernai rugsėjį iškelta dėl to, kad jis viešojoje erdvėje, pasisakydamas apie asmenų organizavusių paramą COVID-19 pandemijos ir karo Ukrainoje metu, suabejojo kai kurių iš jų sąžiningumu ir skaidrumu. Viešame komentare pernai Liepos viduryje Vėgėlė kėlė abejonės dėl paramos medikams per koronaviruso pandemiją ir Rusijos užpultiems ukrainiečiams rinkimo skaidrumo. Atskleidžiu paslaptį, ne vienas subjektas teikęs paramą ar labdarą per pandemiją šios pareigos laiku iki gegužės 1 dienos neatliko, gal nebuvo jokios paramos. Tas pat ir su pagalba Ukrainai. Atviras ir viešas klausimas, ar valstybinė mokesčių inspekcija nubaudė kokią įstaigą ar įmonę, gal girdėjome apie patikrinimus. Ne, baikit kam. Gavai labdaros ir į užsienį pokerio žaisti, žiūrėk ir išloši labdaringus pinigus. Naujienų portale Delfi paskelbtame komentare svarstė Vėgėlė. Dėl šio komentaro skundą teisingumo ministrai parašė visuomenininkas Andrius Tapinas. Nors Vėgėlės komentare jis nėra minimas, repliką Tapinas prisitaikė asmeniškai savo. Mat kaip tik jis organizavo lėšų rinkimo akciją pirkti kovinį droną Bayraktar Ukrainos kariuomeniai ir vėliau vyko į Jungtines Amerikos valstijas žaisti pokerio. Pagal įstatymą drausmės bylą advokatui gali iškelti arba advokatūra kaip savivaldos institucija, arba teisingumo ministras sulaukė skundo. Garbės teismo posėdžiai buvo uždari. Advokatas Vėgėlė šią bylą įvardijo gėdingiausią advokatūros istorijoje ir žeminančią tiek jį patį, tiek kolegas. Praėjusią savaitę advokatas paskelbė ketinantis dalyvauti kitų metų šalies prezidento rinkimuose. Valdantieji sutelkė visas įmanomas pajėgas ir Seimas po daugiau kaip 3 valandas trukusių svarstymų šiandien priėmė 2024 metų valstybės biudžetą. Už jį balsavo 73 Seimo nariai, prieš buvo 52 parlamentarai, o 1 politikas susilaikė. Už biudžetą balsavo visi konservatoriai ir Laisvės frakcijos nariai, bei 11 iš 12 liberalų sąjūdžio atstovų. Tai Laisvės frakcija palaikys biudžeto projektą, jį palaikys vieningai ir iš tikrųjų ne dėl to, kad kažkas prašo ar verčia ir taip toliau. Pirmiausiai dėl to, jog prisidėjome prie sprendimų, kurie yra šito biudžeto viduje. Mes nepritarsim tam biudžetui, kadangi didžiausia problema tai yra didėjantis įsiskolinimas, nes išlaidos viršija pajamas jau 14%, mokesčių reforma nepadaryta, nauji įstatymai, kuriuos mes šiom dienom svarstom Seime, komitetuose, deda prievolę būsimom vyriausybėm, nes išlaidos vėl toliau didės. Tai aišku, šiandien mokytojai atėjo, pas mus čia vis lankėsi prokuratūra ir visų sričių specialistai nepatenkinti tas, kas vyksta. Šiandien dar mes svarstysime darbo apmokėjimo įstatymą biudžetinių įstaigų, kur ten subjektyvumo labai daug. Tai viskas tai susiveda į vis didesnį poreikį finansuoti viešai sektoriui, bet deja pinigų tam nėra. Aš pasakyčiau, kad tai yra saiko biudžetas. Šiaip tai biudžetas yra, taip jeigu jau pažiūrėt, buhalteriškai gražiai sudėliotas skaičiukais, tačiau visiškai neatspindi praktiškai nei vienos kažkokios strateginės krypties, kurio link valstybė turėtų judėti, ar prieš rinkimus duotų tų sisteminių tokių reformų, ar tai būtų sveikatos apsaugos srityje, ar tai švietimo srityje, ar tai kokioje nors valstybės valdymo srityje toje pačioje. Mes nematom siekio ar proveržio pagal skaičiukus sudėliotus, kad tose srityse būtų
siekiami įgyvendinti kažkokie sprendimai, apie kuriuos buvo labai daug šnekama prieš rinkimus. Vienintelis iš opozicijos už biudžetą balsavo valstietis Antanas Vinkus. Didžiąją dalį įstatymo priėmimo laiko šiandien parlamentarai svarstė Seimo narių siūlymus, kuriems išvakarėse nepritarė vyriausybė. Visi jie, įskaitant iniciatyvas numatyti papildomas lėšas pedagogų, prokurorų, aplinkosaugininkų algų kėlimui ar įvairiai infrastruktūrai, buvo atmesti. Todėl 2024 valstybės biudžetas liko toks, kokį jį po kelis mėnesius trukusių svarstymų pirmadienį palaimino Šimonytės ministrų kabinetas. Aš nekalbu apie tos Seimo narių siūlymus, kurie buvo pavadinti parapijų pageidavimai už svetimus pinigus. Citata ne vienartiškai tiksli, bet yra čia dviejų aukščiausių mūsų vyriausybėje svarbiausių biudžete žmonių pasisakymas. Gaila, nes nelabai aišku, kokią opozicijos logiką nepalaikyti, todėl kad jeigu biudžetas nebūtų priimtas ir, tarkim, būtų taikoma 1/12 šių metų taisyklė, tai nežinau, kam čia dėl to būtų geriau. Opozicijai gal būtų nebent geriau iš tokios, nežinau, kažkokio savęs palinksminimo, bet žmonėms tai geriau nebūtų, turint minty, kad ateinančių metų biudžete yra numatyti didesni asignavimai visom praktiškai viešojo gyvenimo sritims, kai kurioms ypatingai ženklus kaip švietimui, tai kokia yra mintis ar prasmė balsuoti prieš, man sunku suprasti. Daugelis valdančiųjų diskusijose dėl Seimo narių pasiūlymų apskritai net nedalyvavo. Daugiausiai papildomų lėšų kitų metų biudžete numatyta pensijoms ir įvairioms socialinėms išmokoms, pedagogų algoms ir kelių priežiūrai. Vidutinė senatvės pensija padidės maždaug 66 eurais ir pasieks 605 eurus. Vidutinė pensija tiems, kurie turi būtinąjį stažą, didės 70 eurų ir sieks 644 eurus. Vienišo asmens išmoka mokama vienišiems neįgaliems ir pensinio amžiaus žmonėms auga maždaug 3 eurais. Neapmokestinamasis pajamų dydis kitame didėja 20% arba 126 eurais iki 751 euro. Minimali mėnesio alga didėja iki 924 eurų ant popieriaus arba iki 709 eurų į rankas. Finansavimas gynybai kitąmet pirmą kartą viršys 2 milijardus eurų ir sieks 2,75% bendrojo vidaus produkto. Dėl didėjančio akcizo brangs alus, vynas ir kiti alkoholiniai gėrimai bei tabako gaminiai. Biudžetas deficitinis valstybės pajamos kitąmet sieks beveik 17 milijardų eurų, o išlaidos 20,5 milijardo eurų. Tai yra prieš paskutinis biudžetas, kurį rengė ši vyriausybė ir paskutinis, kurį priėmė šios kadencijos Seimas. Seimui pritarus kitų metų valstybės biudžetui, tačiau neatsižvelgusi mokytojų reikalavimus dėl atlyginimo augimo, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Andrius Navickas sako besitikintis prezidento veto. Tačiau susideginti prie Seimo neketina. Vis tik jis mano, kad mokytojų pastangos buvo prasmingos. Bet kuriuo atveju ateityje bus lengviau dėrėti su kitomis vyriausybėmis. Tikrai neplanuojam susideginti prie Seimo, neplanuojam ir kitų jokių drastiškų veiksmų. Manau, kad labai svarbu, kad mes pareiškėm poziciją, tikrai diskutavom, tikrai labai svarbu, kad neleidom, kad valstybėje įsigalėtų tokia praktika, kai galima bet ką kalbėti mokytojams, bet kokią pateikti statistiką ir sakyti, kad tai yra tiesa. Tai džiugu, kad pavyko tai nuginčyti. Navickas taip pat teigė, kad profsąjunga laikinai vėl stabdys aktyvius veiksmus, tačiau jų nenutrauks. Galbūt grįž streikuoti ir kitąmet streikų gali būti ir perskirstant biudžetą. Seimui pritarus prezidentas Gitanas Nausėda 2024 metų biudžetą patvirtinti arba atmesti turi per 10 dienų. Streikavusi pedagogų profsąjunga biudžete prašė numatyti didesnį mokytojų atlyginimų kėlimą kompromisinį variantą po 15% nuo sausio ir nuo rugsėjo. Vis tik darbo užmokestį kitąmet numatoma didinti 2 kartus tik po maždaug 10%. Profsąjunga tvirtina, kad tokiu būdu tik kompensuojama infliacija, o realiai nacionalinėme susitarime politikų mokytojams pažadėtas atlyginimas kitąmet nebus pasiektas. Šis rodiklis įvardyjimas pagrindinių vyriausybės bei politinių partijų ilgalaikių įsipareigojimų mokytojams. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiandien į streiką įsitraukė apie 1200 mokytojų. Tuo metu lapkričio pabaigoje streike dalyvavo apie 2000 pedagogų.
Kadaise visą Lietuvą krėtė dėl Garliavoje dėl mažos mergaitės susigrūmusių tėvų istorija, kuri be kita ko nusinešė ne vieną žmogaus gyvybę. Dabar panašu širdis virpina pareigūnų grubiai iš motinos atimamo berniuko šauksmas. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė pradėjo tyrimą dėl šiomis dienomis socialiniuose tinkluose išplitusio vaizdo įrašo su vaiko teisių specialistų bei policijos iš mamos paimamų vaikų. Tyrimą kontrolierė pradėjo ne savo iniciatyva, bet tik tuomet, kai į ją buvo kreiptasi, prašant išsiaiškinti šokiruojančio incidento aplinkybės. Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovų, vaiko paėmimo iš mamos operacija Palangoje vyko prieš kelis mėnesius, o jį nuo motinos atskirti vaiko teisių gynėjai buvo įpareigoti teismo, mat teismas buvo nusprendęs, kad vaikui su motina buvo nesaugu. Vaizdo įrašų, kuriame rodoma, kaip dalyvaujant policijai iš mamos vaiko teisių apsaugos specialistų paimamas besipriešinantis ir verkiantis vaikas. Socialiniuose tinkluose pasidalino organizacijai Basos mamos vadovaujanti Vitalija Jankauskaitė Milčiuvienė. Nors visuomenė incidento detalių nežino, o manipuliuoti vaikų galimybės turi tiek tėvas, tiek motina, tiek abu, specialistų nuomonė tai nesvarbu. Nes bet kuriuo atveju elgtis su vaiku taip, kaip tai buvo daroma vaizdo įraše, tarnybos neturėtų jokių atvejų ir jokiomis aplinkybėmis. Toks elgesys rodo neabejotiną į bėdą patekusiais vaikais privalančių rūpintis pareigūnų kompetencijos stoką. Vis tik konservatoriai socialinės apsaugos ir darbo ministrai Monikai Navickienei panašu visa ši vaiko atėmimo scena atrodo normaliai, nes ministrė atmeta prezidento Gitano Nausėdos kritiką, sako, kad tokia kritika nekas kita, o tik pigus populizmas. Taip ji kalbėjo šalies vadovui pareiškus, jog institucijoms trūksta tikro rūpesčio vaiko interesais ir kad šioje sistemoje negali dirbti žmonės išsioperavę empatijos ir gailesčio silpnesniajam jausmą. Oportunizmas. Manyčiau, kad nusivyliau šiaip komentaru, todėl kad nepraleista proga tokio momentinio populiarumo socialiniuose tinkluose pasivaikyti vietoje to, kad būtų saugomas nekalto vaiko geriausias interesas. Pastarosiomis dienomis išplitus vaizdo įrašui su vaiko teisių specialistų bei policijos iš mamos paimamų vaikų, Navickienė sakė, jog jai, kaip ir bet kuriam žmogui, skauda matyti emocijas, kurias išgyvena vaikas, tačiau raginimai atlikti tyrimus, pasak jos, pavėluoti, nes jie jau yra pradėti. Tikrai kol kas negaliu įvardinti, ar negalėjome turėti kažkokio tai humaniškesnio būdo veikimo, ar ten tikrai mes negalėjome kažkokiu tai kitų principų vadovautis būtent jau tuo momentu. Bet supraskime visi aiškiai, kad tokios situacijos, jau kraštutinės situacijos, kai mamai besipriešinant turi būti vykdomas teismo sprendimas, turi vaikas būti perduotas tėčiui į kitą aplinką, na jos yra labai sudėtingos tiek policijos pareigūnam, tiek vaiko teisių gynėjam. Pasak Navickienės bus analizuojama, ar šiuo atveju negalėjo būti imtasi kitų veiksmų, tačiau leido suprasti, kad pateisina pareigūnų veiksmus. Daugelis iš jų patiria net asmeninius grasinimus, filmavimus. Jiems yra tikrai atsidavusiems žmonėm, kurie gina vaikų teisės, jiems yra labai sunku tokiom aplinkybėm dirbti. Todėl bent jau iš atsakingų politikos lyderių aš tikėčiausi ir vertinimo tų žmonių darbo, atsakomybės ir tikrai labai didelių ir sudėtingų iššūkių, kuriais jie turi užtikrinti tuos vaiko interesus. Tarnyboje dirba visoje Lietuvoje be galo daug atsidavusių, gerų žmonių, kurie iš visos širdies rūpinasi vaikų gerovę. Vaiko teisių apsaugos tarnybos duomenimis minėtas įvykis užfiksuotas rugsėjį, kai teismas skubiai įpareigojo mamą perduoti vaiką tėvui. Po teismo sprendimo, tačiau mamai nevykdant šio sprendimo jį įgyvendinti patikėta vaiko teisių gynėjams. Tarnyba teigia, kad šiuo metu vaikas yra saugioje aplinkoje, kartu su jam artimaisiais žmonėmis, vaikui ir šeimai yra teikiama visa reikalinga specialistų pagalba. Tarnybos direktorė Ilma Skodienė teigia, kad dėl šio atvejo šiuo metu vyksta vidinis tyrimas, aiškinamasi situacija, bendradarbiaujama su policijos pareigūnais bei vertinami darbuotojų veiksmai. Jau aišku, kad Raimondas Kurlianskis, Eligijus Masiulis ir Vytautas Gapšys kalės Kaune, tik skirtingose vietose. Už korupcinius nusikaltimus nuteistas buvęs koncerto MG Baltic viceprezidentas Kurlianskis jam paskirtą bausmę turės atlikti Kauno centre Mickevičiaus gatvėje esančiame kalėjime, kuris veikia buvusiame Kauno tardymo izoliatoriuje. Seimo narys Vytautas Gapšys ir eksparlamentaras Eligijus Masiulis kitame esančiame Technikos gatvėje, kur iki šių metų pradžios veikia Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius pataisos namai.
Lietuvos apeliacinis teismas juos visus pripažino kaltais politinės korupcijos byloje ir skyrė realias laisvės atėmimo bausmes. Kurlianskis nuteistas 6 metų laisvės atėmimu, Masiulis 5 metų ir 6 mėnesių, Gapšys 5,5 metų. Vilniaus apygardos teismas kaltinamosius šioje byloje pernai buvo išteisinęs. Trečiadienį sniego tikimybė maža, vėjas pietryčių rytų 6–11 dieną pajūryje iki 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 5–10, kai kur 11–13 dieną 2–7 laipsniai šalčio. Rygoje nepastoviai debesuota, naktį apie 6, dieną 3 laipsnių šalčio. Taline rytoj nepastoviai debesuota, naktį 7, dieną 4 laipsniai šalčio. Varšuvoje debesuota, naktį 8, o dieną apie 1 laipsnį šalčio. Kyjive mažai debesuota, naktį 7, dieną 2 laipsniai šalčio.